Zaplaukė, dailaus sudėjimo, liekna, smulki, lanksti, labai gerai šoka. Lifeway studija. Ir reikėtų ją paskambinti. Tai klausyk. Tai klausau. Aš būsiu galbūt tėtis, o tu tiesiog Lukutis. Aš noriu šokt. Kasgi tu esi? Mažulė, kasgi tu esi? Aš pašoksiu manimi. Oh, yeah. Klausau. Labą vakarą. Sekundė, Lukutė. Ar kalbu su mokytoja čia? Ta Dina, man atrodo, da jūsų numerį. Šokio mokytoja, taip? Taip. Dina, skambina Artūras. Aš pats, esu, žodžiu, turiu sūnų Lukutį ir jisai galvoja, kad jau pats metas būtų jam, palankyti šokius, galbūt pašokti ir mes su mama nutarėm taip, kad visai būtų įdomu. Dabar klausykit, ar jūs ten nuo 7, ten jam dabar 6 metai, imtumėt kažką pamokyti? Jam kiek 6? 6, dabar jau bus greitai 7. Lukutė, biški patildyk muziką. Aš kalbu su mokytoja, kuri tave mokins šokti. Gerai? Tai norėčiau sužinoti, ar jūs galėtumėt? Pas mane jauniausias yra 10 metų vaikas, man atrodo. 10. O jeigu... Mano tas Lukutis, matai, jis toks yra labai toks nenustykstantis vietoje, toks maksimalus, atrodo ir, nežinau, aš manau, kad jisai mokėtų gal net šoką, nes jisai čia kiekvieną dieną staiposi prieš tave dėti šoką ir aš galvoju, kad gal jums nesukeltų sunkumų. Būtų šiaip smagu pažiūrėti, jeigu gal ateina pabandyti. Jo, Dina, bet esmė, mano šiek tiek vaikas, jis toks kažkaip, aš bandau visiems išaiškinti, kas jis per vienas yra, bet jisai labai toks... Lukutė, palauk viški, kalbu ašgi. Jam patinka labai kažkaip bendraut, kalbėti ir jis visur, kur mes tik, pavyzdžiui, einam, jis buvo dar šiek tiek ir baleto pamokas, bet nelabai jam patiko, nes jis mėgsta daugiau tą tokią pagal šiuolaikinę muziką šokti, ko gero. Ir tas baletas jam kažkaip ten nelabai užstrigo ir šią vieną dieną verkdamas perėjo ir sako, aš tikrai nebeisiu. Tai mes dabar kažkaip su mama pasitarėm ir galvom, kad reikia tokių jaunimo galbūt, tokių, kur R&B, aš nelabai žinau, ten hip-hopo, kur šoka, ar ne? Tai, Dina, ar kaip tik mano dabar Lukutis yra, ar Lukai, palauk biškį. Gal sakau, galėtum tu kažkiek terstelti, nes jis labai sunku su... Klausyk, pažiūrėk, kaip aš galiu. Žiūrėk. Pakalbėt man su juo? Sekundė, palauk. Lukutė, aš kalbu su tavo mokytoja. Labai viskas gerai. Pasitrauk nuo veidrodžio. Tato, žiūrėk. Gerai, Lukutė. Nukrito? Pasitrauk, Lukutė, nugi sakiau, kad palauk. Lukutė, klausyk. Kalbu su tavo mokytoja. Atsimeni, kai kalbėjom, sakai, nori nebe baletą šokti, norėtum šokti dabar tuosgi pramoginius šokius, ar ten street dance, kur kažką kalbėjom. Atsimeni? Ką? Ar atsimeni, aš klausiu? Ką? Apie šokius. Tai jiem pakalbėk su mokytoja, kuri gali būti, kad tave šokti. Ir patildyk muziką, Lukutė, nes nesusikalbėsi. Imk telefoną. Alio. Labas. Labas. Aš Lukas. Malonu, aš Dina. Tai girdėjau, kad nori šokti, taip? Noriu. Tai labai faina. Bet aš nenoriu baleto. Ne, aš tau siūlau šokti šitos street dance, hip-hopą, tokius šokius jaunimui. O kas čia yra? Kur vaikai šoka gatvės stiliaus šokius tokius. Šitą noriu. Nori tokią? Nes jis tai pyktų. Kalbėk normaliai. O kokia muzika? Kaip? O kokia muzika? Muzika įvairi, R&B stiliaus, hip-hopo, tokia šiuolaikiška. O tata Dina, o tokia?
Na čia daugiau popsas yra rusiškas, bet mes, jeigu tu ateisi išgirsti pagal kokias mes dainas šokam. Irgi geros tokios? Nu, turbūt jo, išgirsti galėsi vertinti. Okay. Bet. Lukai, tai Noriu. viskas, duok telefoną atgal. Duok telefoną, Tata, duok telefoną atgal, sakau. Duok, Tata. nebėg, kur tu bėgi, nu? Teta, Dėkui. mano tetas neturi bobos. Tu turi dėdą? Kaip pakartok, nelabai girdite. Mano tetas Aš sakau, duok telefoną tu man. neturi bobos. Tu turi dėdą? Teta? Ne, neturi. Teta, jinai neturi dėdą. Duok telefoną, sakau, kas čia yra kūnais. Alio, labas. Patildyk muziką, mama grįžtoj, nu? Lukai! Lukai, gali patildyti muziką, nieko negirdžiu, kas čia daro. Ok. Eik į kambarį savo. Dina, tai kaip suprantu, kažką iš čia susikalbėjot, ar ne? Jo, kaip supratau, norisi šokti. Jo, jis dar nelabai gal ir žino, kas čia šok, nes vis tiek, žinai, 7 metų. Lukai, ar gali patildyti tą sušiktą muziką? Palapiškai. Patildyk muziką, sakau! Labas, Dinara! Radistai su tavim. Labas, Dina, kaip laikaisi? O Jėzu. O Jėzu. O Jėzu, Kur tragedija. tą Jėzu matai? Ne, nematau. Labas, Dina, Labas. radistai tau skambina iš Zip FM. Jo, malonu. Mums taip pat labai malonu. Ką veiki? Nieko prie kompas. Tu labai maloniai ir mandagiai, Dina, labai smagu girdėti. Taip, tavo mokiniai užregistravo tave. Mokiniai iš Andriaus grupės pasirašė. Tai pagal tokią muziką nešokat, kur aš norėjau? Ne, pagal rusišką popsą šokam. Tai tikiuosi pakėlim tau nuotaiką, gero vakaro iki. Ačiū tau. Ate. Iki.